Tėvai nuo mažumės pajėgs įpinti, kuo jie pripildys jo širdelės indą. Užaugs žiaurus, ar tikintis, ar gailestingas, ar pagailės jisai paukštelio, ar katinui nespirs, kai bėgs pro šalį, ar nenulauš šakelės, mindžio žolę, bus pavydus sesutė į brolį. Ar pagarbą kaip šildančią ugnelę išsaugos vaikas mamai ir seneliai, tėveliui savo, svetimam praeiviui, klasiokiai Žanai, draugui Deiviui. Mes daug privalome savęs paklausti. Numoti į vaikus ranka vadinasi juos skriausti. Kokius turtus vaikam paliekam? Nenykstančius, šventus ar virstančius į nieką. Tai visiems labą dieną. Daug ką jau mačiau, kitus gal tik tai vėliau. Kaip Kori trumpai pristatė, mes su vyru atvykom iš Kauno ir labai malonu būti jūsų bendruomenėje. Iš tiesų tai pirmą kartą čia tenka būti. Ir daug, aišku, labai buvo minčių apie šitą seminarą. Senai jau mes kalbėjomės su Viktorija, su Kęstučiu, ne su Kęstučiu, bet su Vytautu, su Kori, svarstėm ir iš tikrųjų dėkojam Dievui už tą paskatinimą, už tas tokias mintis, kaip sakyt, ir širdis yra pripildyta daug įvairiausių pasidalinimų, daug įvairiausių temų. Bet pati galvodama apie tai, aš tai tiesiog tokią kaip trumpą įžangėlę tam seminarui norėčiau pasakyti, mąsčiau apie daugelį biblijinių herojų. Mąsčiau apie tuos žmonės, apie gal netgi daugiau vaikus, kaip jie buvo išauklėti ir kokią įtaką jų gyvenime turėjo tėvų auklėjimas. Galbūt daugelį tų herojų žinome. Tai ir Juozapas, tai ir Danielius su savo draugais, ir Samuelis, ir Elio sūnus, ir Samsonas, ir Naujajame testamente šiek tiek apie Timotiejų paminėta. Bet šiaip apie visus juos galbūt sudėjus kaip tarsi į vieną visumą, į vieną vietą matosi, kokį įnašą padarė krikščionė mama jų visų gyvenime. Tarkim, kad ir paėmus pačio Juozapo gyvenimą. Tėtis nuo mažumės ugdė ir vaike sėjo tiesos sėklą. Galbūt buvo ir trūkumų, galbūt, kaip Elena Vait rašo, buvo tiesiog kažkur ir išlepintas. Bet Viešpačiui prileidus jo gyvenime nemažą išbandymą, matom, atsiskleidė tai, kad tėvas su meilė sėjo ir tai, kuo jisai rūpinosi atkakliai visą laiką. Samuelio pavyzdys neblėstantis, Danieliaus susivaldymas, kaip labai gražiai sesuo Vaita prašo, sako, būtent tai, ką sėjo mama, tą susivaldymą, netgi galbūt ir tą maiste, kaip jis atsispindėjo charakteryje tam tikrose aplinkybėse. Negaliu nepaminėti ir Elio sūnų, kaip tėvo nuolaidžiavimas, kokį davė labai prastą ir negražų rezultatą. Samsono pavyzdys. Tėvai su tokiu drebėjimu sužinojo iš angelo žinią, kad gims sūnus, kaip atkakliai ir ryžtingai tam ruošėsi, kaip svarstė, kaip užauginti tą vaikelį, kuris turės jiems gimti. Tačiau, kada Samsonas stovėjo tvirtai ant savo principų, savo siekių, liūdnai matome, kad tėvai iš tikrųjų nebuvo principialūs iki galo. Ir tai turėjo irgi įtaką jo tolimesniam gyvenimui. Ir šiandien, kaip pastorius minėjo apie moterų išskirtinumą, apie tai, kuom kiekviena moteris Biblijai paminėta išskirtinė, tai aš irgi norėčiau prisiminti vieną moterį, kuri galbūt šalia to žmogaus, kuris minimas Biblijai, nėra tokia labai išskirtinė, nes daugiau aprašomas yra jo sūnaus gyvenimas, bet vis tiek sesuo Vait užsimena, labai išsamiai aprašo šitos moters ir jos apskritai visos šeimos tvirtą tikėjimą. Tai būtų Jochebedos gyvenimas. Turbūt žinot, kad tai Mozės mama yra ir Mozė tai yra tas žmogus, kuris, kaip sakyt, labai gerai žinoma asmenybė ir labai buvo tuo metu įtakojęs savo tautos gyvenimą ir mums yra kaip neblėstantis pavyzdys. Bet tiesiog apsistoti trumpai ties šitos moters gyvenimu.
kada jų šeimai teko gyventi tomis dienomis, kada buvo labai nelengvas laikotarpis Dievo tautai, kada buvo išleistas įsakas žudyti berniukus ir kada mama susilaukė berniuko. Aš tiesiog nesiplėtosiu, žinot, kaip jinai su tikėjimu į Dievą kreipėsi, kaip jinai saugojo savo kūdikėlį ir kaip Viešpats paskui stebuklingų būdų vėl jai grąžino tą kūdikį. Ir jinai jau turėjo terminą 12 metų. Ir tas 12 metų padarė tokią didžiulę įtaką, kad kada Mozė pakliuvo į faraono rūmus, kada jam teko būti apsuptam tos blogos įtakos, to pavydo, išdidumo, puikybės, pasakyta, kad motinos įtaka be galo saugoja nuo tos visos atmosferos. Ir netgi tiesiog norėčiau paskaityti vieną tokią ištrauką, kaip Sesovaitė prašo. Kokią didžiulę, toli siekiančią įtaką padarė ta viena hebrajų moteris. Visas būsimas Mozės gyvenimas, didžioji misija, kurią jis įvykdė kaip Izraelio vadas, pabrėžė krikščionės motinos vaidmenį. Labai didelė dalimi nuo motinos įtakos priklauso vaikų likimas. Ir čia norėčiau trumpai stabtelti. Kaip gražiai yra išsireikšta, jai tenka nenutapyti grožį ant drobės ar iškalti jį iš marmuro. Aš taip susimaišiau, aš negalėčiau nupiešti, nes man tai per daug sudėtinga, neturiu nei tos gyslelės, nei to nesimokiau, bet sako, ne šito reikia, nors tai labai sudėtinga atrodytų, bet ne šitą jį reikia padaryti, bet įspausti žmogaus sieloje Dievo atvaizdą. Taigi, mielos mamos, ir galbūt aišku ir tėčiai, bet konkrečiai mamas noriu kreiptis, mus Viešpats Dievas yra pašaukęs tokiai dideliai misijai, kada jisai patikė vaikelį įspausti jame Dievo antspaudą. Ir nuo mūsų, kaip čia buvo paminėta, įtakos priklauso vaikų likimas. Todėl nenusiminkime, kada kartais būna sunku, kada kartais būna nelengva, nes iš tikrųjų su Dievo pagalba, su jo dvasios pagalba mes galime užauginti vaikus, tokius kaip Mozė, tokius kaip Samuelis, tokius kaip Juozapas. Todėl kviečiu visus bendradarbiauti su Viešpačiu Dievu nelengvame darbe ir nenuilsti siekiant savo tikslą. Amen. Ir galiu sakyti, žiūrint iš tikrųjų to rimtumą, tą atsakomybę, aš su jumis atvažiavo tikrai su daug drebėjimų ir baimių. Žinot, kai kalbame apie sveikatą, pakankamai prastai, visi žmonės maždaug taip pat, tą valgyk, tą nevalgyk, sportuok, nerūkyk, taip tokia formulė. Galvoju, kaip kalbėti apie vaikų auklėjimą? Žinok, nežinau, kad nebūtų įratės padrasime, nebūtų išdrįso. Kadangi iš tikrųjų kiekvieną vaiką, kiek skiriasi, kiekvieną šeimą, koks kitoks, yra kiek didžiulė to atsakomybė. O kiek mes kiekvieną klystam, kad mano vaikus būtų angeliukus, gal labiau išdrįstų, bet mano vaikų kaip ir vaikų. Tai aš pirmiausiai, aišku, noriu pasakyti, kad aš tikrai neatvažiavo su kažkokie visokie to atsakymus ir visa kita. Manau, kad mes kartu galim žiūrėti, kas pavykstų, kas nepavykstų, kas kokie pamokas išmokė. Aš su jumis dalinsiu tą, gali sakyti, iš 3 skirtingi šaltinis. Viena, aš buvau labai palaimintų išaugti krikščioniškai namą. Mano tėvams pakrikštyti, kai aš buvau 5 metų. Tai kiek aš galiu prisiminti, buvo Biblija namuose, buvo krikščioniškai, gali sakyti, standartas. Ir aš daug ką išmokė iš savo vaikystės, kaip aš buvau augintas. Ir aš manau, kad mums didžiausiai gundimai yra auginti savo vaikus taip, kaip mes buvom augintas. Ir suprantu, kad jeigu buvo augintas nelabai gerą pavyzdžių, tai sunkiai yra tą pakeisti. Tai iš tą pusę tikrai dėkoju Dievo, aš turėjau tam privalumą. Antra, aišku, šaltinai, iš kur gauna informacija, yra iš savo patirtis. Turiu 3 vaikus, labai jie man brangiai, bet vaikus sugebė mums daug ką mokintis kartais per savo to klaidus, eksperimentus ir daug ką išmoksim. Tai aš kalbėsiu ir kaip mama. O trečia, teko mokyti psichologų mokslų. O ten ypač buvo, gali sakyti, yra nauja šaka psichologai, kur žiūri konkrečiai smegenis, kas vyksta žmogus smegenyse. Iš biologinė pusė, gal daugiau nei iš fiziologinė. Ir tai man labai suprast, gal
kodėl vaikus kartais reaguoja, kaip jie reaguoja, ką gali iš jų reikalauti, kas vyksta jų to brandimo, jų mintis, jų sugebėjimą emocijas kontroliuoti. Bet iš to 3 šaknų. O ant jūsų atmintinai yra ten rašytų pietų pusė 1, bet iš tikrųjų supratau, kad taip ir vėliai pusė 2, bet mes tą pakeisim valandą anksčiau. Ta pusvalandą anksčiau, tai už valandą bus. O dabar pasižiūrėjau jau laikrodį. Va. Važiuojam gerą, kada mes nudarim tą pietą? Jis sako, už valandą, tai gautų mes iš tikrųjų pagal karštą 12 turėjom pradėti. Tai už pusvalandą. Kadangi supratau, kitą grupę pamokėlė gada, jam jau bus per ilga. Tai mes dabar dar tik pusvalandą pakalbėsim, tada bus pietų, tai šiek tiek ta grafika jūsų bus kitokia. Nu nieko, jeigu jau mes pakeisim. Noriu, aišku, ir paprašyti kantrybės su kalba. Esu ne lietuvė, o atvažiavo iš Jungtinių Valstijų, tai kas kažkokį žodį ne taip ar dar kažko neišsižeiskit, jeigu ko nesupranta, sakykit ir suprasim, manau, viens kitam. Pirmiausia, ką noriu sakyti, mes turim kiekvieną, kai ruošiam šeimą, kur turėjom kažkokie savo svajonės. Kas bus ta šeima? Žinau, aš tikrai turėjau. Ir turbūt mes to vaizdą savo svajonės gaunam iš kažkokio idealiai šeimos, ką mes matom, ką mes skaitom, ką mes svajojam. Ir to šeima, žinau, problema nebūna. Aš prisimenu, galvoju, mano vaikučius papučiuosiu, kai laiko eit miegot, jie eisiu atsigult ir viskas ramiai, aš atsisėsiu knygą skaityti, iki laiko miega namų, bus švarę, negėdins kvies svečius pas save. Su vyras visada sutarsim, net iš žvilgsnio viens kitam suprasim. Nu, ir tada pradeda turi būti realybė. Ir aš supratau, kad kartais yra gundima šeimoms nerealistiškai to lūkesčius. Ir po to mes nusivyliam save, kadangi mes tikim, kad būsim mamos, kaip reklamas matom. Visada šypsoja, žaidžia su vaikus, namas švary, šukuosina gražias, drabužiai išlyginti. O po to mes matom, kad realiai taip nėra. Mūsų plaukai susišauški, mūsų košė išpiltų, namai nešvari, vaikų išdyki. Nu, realybė kartais stipriai skyrės nuo to, ko mes tikėjom. Ir mes nusivylim kartais ir savo vaikams, ir savo šeimai, ir labiausiai patys save. Ir čia iš tikrųjų gali sakyti, yra dėl to, kad visuomenė padaręs netikrą įspūdį ir sakyčiau į pačią krikščionybę. Mes kartais galim atsistoti, kalbėti apie kokį gerą vaikučių, turim kiek gerai su vyru, sutarim taip toliau, bet jeigu namuose yra problema, tai reiškia nepakrikščionė, kad taip negalim, kad taip ne... Ir mes kartais, gėdinamas pasakyti žmogų, kad nesugebi su vaiką tvarkyti. Ir aš galvoju, iš tikrųjų čia blogai yra. Mes esam kiekvieną žmogų ir mes kiekvieną turim savo gyvenime tam tikrą kovas, tam tikrą problemas. Ir mes galim tikrai drąsiai viens kitam padėti. Ir aš su jumis tikrai žadu šiandien atvirai dalinti. Aš pasakysiu apie savo šeimą. Ir gerų, ir blogų. Mano šeima, kaip ir jūsų šeima, turim visokį to dalykus. Ir aš manau, kad per tą mes patys išmokstam, mes patys to charakterio auginimą. Ir mes turim kartais ir priimti, kad mūsų šeima nėra to, ko mūsų svajonė buvo. Aš prisimenu, man to svajonė pradėjo labai greitai sudaužtis. Ir prisimenu, pirmą kartą aš skaičiau praneštumą tos knygos, kiekvieną 4 valandas tik maitina vaiką, kai laiko miegot, paguldė, pasupė, išmėgsto, palikai ramiai, nemaitim, kiek laiko maitinam. Ir aš taip buvau nusprendęs griežtai, mes auklėsim kaip priklauso, kad aš jau gerą žmogelį. Ir prisimenu, kokį gal 2 savaitę vieną vakarą paguldai dukrą, kaip ir visada verkė, nevis. Ir žinok, supratau, kad mama atėmė daugiau energiją vaikų verkime negu vaiką. Bet aš žinojau, pagal tokį knygą vaikų verkia ir laiko miegoti, negalima įtinti, jie turi išmėgti. Ir aš stoviu už durų, žinok, ir patį verkė. Galvoju, nesugebi būti, mano, vaiko nemiega. Ir aš patį ir sušiaušę plaukę, netvarkingai namą. Galvoju, eisiu pas vyro paguosti. Nuėjau pas vyras, o jis kažkokį mokslą, ar ką jis ten skaitė, su ausnis didžiausia, kad nieko negirdėtų. Ir aš galvoju, nejaugi šitiek šeima turi būti. Bet žinok,
tokie, bet mes turim prie mūsų šeimą, mūsų vaikus, mūsų vyrą, mūsų žmoną, tokie, kaip jų yra. O jeigu mes pakeisim mūsų požiūrį, bus žymiai lengviau. Bet tai kartais iš tikrųjų to realybė daugiau būna kartus kaip šitą, ne? O čia yra mano šeima, turi iš tikrųjų labai džiaugiai šeimą, bet aš jau kiekvieną dieną Dievo dėkoju už jų. Čia jau prieš porą metų gal, dabar geriausiai mano yra 10, o mažiausiai 3 metų. O mano vyras jūs turi būti beveik visą pažįstam. O aš noriu ką pasakyti. Pirmiausia, noriu kalbėti apie treneris. Mes, žinok, šią praeitą vasarą davėm dovaną auksinį retrieverį šunį. Ir nebijok, aš suprantat, vaikus su šunims ne visur galim lygintis, bet turiu pradėti nuo šunims, jeigu nebuvo prieš. tą šunį mes labai ilgai laukėm ir labai šeima visi apsidžiaugėm, kad gavim tą šunį, žinau. Jis metų buvo, pilna energija, nemažas toks jo ūgis pakankamai. Ir žinok, mylėjom už kartą. Kokį jis mielas, kokį jam, tai gali sakyti, meilė nebuvo problemų. Bet ką pasirodė? Aš supratau, kad meilė neužtenka. Žinok, tas šunis, prisimenu, pirmą mano patirtį buvo, kad trūksto auklėjimą. Mes nuėjom prie ežerą, o aš nežinojau, kad auksinė retrieverė labai myli vandenį. O mes tik išlipėme iš mašiną, ten ežerą, ten tokie biškiai pakalną, tą šunį matė ežerį ir tik pradėjo lėkti, aš linsukė, žinai, laikė, gal čia gražiai išlipsim iš mašiną, nueisim ten maudantis, atidžiuosiu, kokį gražį šunį vedžioju. O jis kaip išlėkė, man nuvirtė už tą. Pakalną pasutas, nuskraida. Aš į purvę lindė, ten žmonės ten valgė pagal krantą, atlėkė į vyrus bandyti grėbti tą šunį. Kaip gėda buvo ir galvoju, palauk, kad mylėto šunį tai šauna dalyko, bet neužtenka. Kažką turim užsijim. Bet žinok, aš pradėjau bandyti jam auklėti ir nepasisekė. Ir aš suskambinau su viena draugė, kur turi Amerikoje, kur yra šuns dresuroja, treneris. O žinok, kokį man patarimas davė. Aš supratau, kad aš nemokė mąstyti taip, kaip šunis mąstė. Aš nemokė jų to galėskį sistemą suprast. O jinai man labai padėjo. Ir aš supratau, pirmą žingsnį yra patys save turi ruošti. Turim gal žinus. Turi save galėskį padaryti tinkimą treniruoti tą šunį. Ir žinok, vaikus, aišku, nedresiruojam kaip šunį, bet kažkaip panašumai yra. Aš prisimenu, kai pirmą dukrą mano tik pradėjo valgyti, tą vaikščioti. Jinai kokį gal 11, gal 10 mėnesį, pakankamai anksti vaikšto. Ir aš turėjau kitą šunį tada. Ir aš jam mokinį ateit, kai šokė. Aš jam duodavau kažką valgyti, pašokė, jis atbėgė, aš sakau, nuostabu, ir išmokė, kad, tai tokie šokė. O dukra, kai aš noriu jai, kad būtų, aš kaip ir daugelis iš jūsų gal, nueina ir pasimė. Laikau plaut rankus, aš paėmė veikia, nueina iš plano rankas, laikau gudyti, aš paguldau, visur aš jie nešuodavo, kai nori, tai ir pasimė jie. O kažkaip galvoju, palauk. Mano šunį išmokė, kad jeigu aš jam šokiu, jis ateina. O aš pati turiu nueiti pasimti vaikį iš kitą pusę kambarį. Galvoju, čia kažką nelogiškai. Tai mes pasimam razinus ir aš įeikim per šunį. Sako, Kristijana, taip. Nynai savo tą mažą kojytę sutėjo, tą raziną važą, nuolė puiku ir mes taip treniravom ir jinai puikiausiai per pusę valandą, kai aš šokiu ateina. Ir pirmą, gal jums, juokingai, bet pirmą kartą, kai aš supratau, kad mano tą mažą vaiką tikrai automatiškai nieko neišmoks, jeigu aš jai nedresiruoju, nemokinu. Bet tai pirmas žingsnis yra, mes turim patys žinoti, kaip tą daryti. Mes turim save ruoštis. Tai pirma tema bus, kaip savim ruošti. Antrą dalyką, mes turim aplinką pakeisti. Pavyzdžiui, ta moterė man sako, tu pirmiausia, sako, kitų šunėms aplink negali turėti. Pati pradžioje turėjom 2 šunis. Sako, jei viens kitam sumaišys, sako, kai nori dresiruoti šunį, jis turi būti vienu. Ar jūs pastebėjate savo vaikus kažkokį panašumą? Jeigu vieną vaiką daug lengviau tvarkyti, o jeigu draugų, ten būrai, ten viskas, išsivoškė, yra tikrai sunkiau, tai jums geriau po vieną vaiką. O kitą dalyką, jinai sako, jūs sako, per daug laisvę neduokite, iš ko mes kiemą ten didelį galvojam, kiek daugiau, kad būtų laisvę. Jis sako, ne, sako, pirmiausia, jis turi išmokti būti apribota, jis turi išmokti, kur savo teritoriją, sako, tu iš karto turi jam atlensukę lėkti.
tai galite ir linsukį ieškoti. Bet žinok, supratau, kad tikrai aplinka turi didžiulį įtaką. O trečią dalyką, ką aš iš šūnai išmokė ir manau ir vaikams pritaikys, tai reikia treniruotis. Mūsų vaikus, sakyk, bręstų ir dabar jau žinome iš smegenų tyrimą, smegenų bręstų iki 23-25 metų amžių. Tai čia pakankamai ilgai gali skaipa žmonės to augimo procesu. Kitų gyvulių, aišku, daug anksčiau. Bet reiškia, mūsų darbas kaip tėvas nėra baigtas per kelių metų. Čia yra ilgo laiko procesas, tai mes negalim tikėti už kartą kažkokie pakeitimas. Mes reikia tos pamokus kartuoti ir daug tikrai kantrybę turėti. Tai pirmiausia, kaip save ruoš, ne? Mūsų gyvenimas yra didžiausias pamokslas mūsų vaikams. Jeigu mūsų žodžiai ir asmeninis pavyzdys nesutempa, tikėkite, kad vaikas seks mūsų pavyzdžių. Čia yra, gali sakyti, pirmas smūgis daugumą tėvams. Ar jūs pastebėjote, kad kartais vaiką darė to, ko mes patys save labiausiai nemėgstam? Pavyzdžiui, jeigu mes turim problemą būti kantrai ar dar kažką, atrodo, kad vaikus būtent tyčia turi to problemą ir mes labiausiai pykstam ant jų dėl to problemą. Bet tada turi stabdyti ir sakyti, o iš kur jie tą išmokė? Ar ne iš mūsų pavyzdžio? Tai supratau, kad ką mes darėm yra žymiai stipriau, negu ką mes kalbam. Jeigu mes vaikus sako, tu nemeluok, turi visada būti sąžiningi, o kažkas mums skambina ir mes nenorim kalbėti ir mes vaiką lipai, sakyk, kad aš ne namuose. Jo? Ar jeigu mes nenorim, kad rozetą lies ir mes sako, nelies rozetą, tau išropos vorą ir gaudus ar dar kažką. Nu, kitą vaiką supras. Mes vieną sakėm, o jie po to supras, mes kitą darėm. Neseniai ir su mano mergaitė buvo mieste ir aš skubėjau ten gatvėje praeiti, ten pėsčiųjų praėjimą, ten pakankamai toli, aš pradėjau su vaikus eiti, o mano dukra sako, mama, taip negalima, mes turim tą neiti. Ir aš supratau, mes kartais gal kaip suaugusiems jaučia, kad mes galim rinktis, kada čia to įstatymus turim laikyti, kada čia nebūtina, kada melas yra gerųjų vedina, kada ne. O vaikus ėmė viskas užgrynai pinigų. Jie matė, ką mes darim. Ir jeigu mūsų žodžius, mūsų veiksmų netatinka, tikrai jie žiūrės pavyzdžiui. Mes esam nuolat stebime, vaikų nedaro mums išimčių, kai esam pavargę, skubam, turėjom sunkiai dieną. Mes viens kitam gal kitaip vertinė. Jeigu aš su jumis sutinku ir aš žinau, kad jūs prastai miegojat, sergi dar kažką, aš, suprantu, kad gal ir zlesnė ar dar kažko, vaikų taip nėra. Jeigu mes esam kitokie, jie nevertina, kad ar jūs pavargė, ar jūs skubėjo, ar dar kažką. Mūsų to žodžius tikrai labai galingi. Ir ką daryti, aš supratau, kad ir iš savo patirime svarbiausia yra ir sunkiausia gal turėti laiko asmeniškai su Dievu. Ir kai mes turim ir darbą, ir vaikus, ir šeimą, ir visokį to atsakomybės, kartais to laiko gauti su Dievu yra sunku. Ir aš nežinau kodėl, atrodo, kad vaikus mėgsti labai anksti rytą keltis. Ir mes norim to laiko iš ryto turėti su Dievu, ir vaikus pradė keltis, ir mes dar pavargim. Tai iš tikrųjų pirmas žingsnis, sakyčiau, turim bandyti paprastai susitvarkyti dieną, kad mes turėtum tą laiko su Dievu. Gal nereikia ten tai valandą, tai kažkokia labai ilgai, gal tai kažkiek minučių gali skirti, o kad tikrai pradėtum laiko su Dievu. Tai ypač mamos gal yra sudėtingi, kadangi iš ryto ten ruoš pamokų, ten, žinai, visą šeimą pradė keliauti, lengvai yra išblaškyti. O kai prasidedam dieną, dažnai taip ir keliauja toliau. Ir kaip su vaikus, tikrai reikia gal eksperimentuoti. Aš, pavyzdžiui, vieną turi, kur anksti keldavo ir aš negalėjau prieš ją anksčiau keltis. O mes tada turėjom tokį knygos, tokie peltus gražiai ir jie buvo laikoma tik tai tuo laiko, kai aš turėjau savo laiko su Dievu. Tai aš duodavau tos knygutės ir jinai galėjo tik tą, kokią pusvalandą ar kiek ten laiko buvo su tos knygutės, po to dedama gal. Ir šiek tiek padėjau, žinai, išlaikyti jo dėmesį, kad aš turėjau laiko. Aš prisimenu, skaičiau apie vieną kapitonas ar valdovės tavo kariuomenę vieną. Ir buvo senų laikus, kai su kariuomenė iškeliauja į mūšis ir ten palapinės apgyvena to kareivės. Ir to palapinė, kur gyvena to kapitonas, jisai prie savo durų dedavo raudoną vėliavą kartais. Ir jeigu raudoną vėliavą deda prie durų, reiškia, nieks dėl jokio priežasčių negali jam trukdyti. Ir ilgą laiką, sako, visi labai smalsi,
kas vyksta tam Filipine, kai ta raudona vėliava yra. Kodėl būtų už jokio priežastį negali jam trukdyti, o jis viena tam Filipine būdavo. O po to susiaiškinę, kad jis labai stipriai tikintis ir jis kiekvieną dieną, ypač kai sunku dalykus, melsdavo už savo kariai. Ir jis dedavo tą vėliavą. Ir jis aiškinė, sako, aš per to laiko susitinku su savo kapitonas. Ir man netrukdyk. Ir aš galvoju, mes turim aišku skirti pirmenybę Dievo. Jeigu mes neturim laiko Dievo, mes jokių būdų mūsų vaikus neves prie Dievo. Ir gal čia šatonas mums gundame yra, kad tik užimtų, kiek neturim laiko ir neskiriam tą. Vieną dalyką, kur labai patiko ir man pavyksta namuose kartais, kai maža veikia ir negali tą daryti, aš ėmė tą veiką ant ranką, kai nori melstis ir vaikštų. Tai pradėjau prisimenu vieną kartą, mano tėvas susirgė ir turėjo labai daug su jam būti ir paprasčiausiai tik pavargdavo, nebuvo kada. O aš iš ryto noriu melstis, jau vaiko išsikėlė ir aš negalėjau melstis. Tai aš vieną dieną pasiėmė dukrą ant rankų ir pradėjau vaikščioti per parką. Ir kuo vaikščioti, taip meldžiuosi. Ir aišku, kai vaikščioti su vaiku, jie laimingi. Ir aš galėjau melstis. O po to jinai kokie porą metų buvo. Jinai man klausė, su kuo tu kalba? Aš tik tyliai, žinai, pagarsai kalba. Tai aš ją aiškinai ir mes pradėjom taip. Aš sakau, gerai, aš melsis už senelis, tu už močiutę. Aš dabar už sesę, tu už tėvas. Ir mes pradėjom taip, nešuojant ją primina gal melstis. Ir žinau, kiek iššau, mano vyriausia ketvirtokė, ir mes einam kartais pasivaikščiot melstis kartu. Jinai už tą, aš už tą. Ir iš tikrųjų, galis labai ir mums artinė. Kartais, kol dirba, pamokslą klausyti, dėkit muziką, bet ieškokit to progą tikrai, kad bus su Dievu. Ir man asmeniškai didžiausia gal dalyko yra, kad laiko eiti miegot. Ar turim vaikų, ar neturim vaikų, jeigu laiko trūkstų, dažnai yra lengva atidėti, kada einam miegot. O tada, aišku, negalim keltis laiko. O ne kelias laiko, mes, aišku, tada su Dievu mažiau to laiko turim. Tai tokia vėl mintis iš mane. Tolos tikrai padrasinu, ypač mamos, kad turi skirti laiko ir savo. Kartus gal tai galvojant, kad savanaudiškumą kažkokį, kad kažkur išvyk kažką daryti, kažkokį nori būti ba vaikų. O taip reikalingi žinoti. Jeigu mes neskirim laiko patys save saugi, patys save kartais atsigauti energijos, mes tikrai nebūsim tinkimi auklėm savo vaikams. Mes turim turėti laiko. Ir iš čia yra kur puiku, jeigu yra vyras su žmona, viens kitam gali kartais išleisti, gali kartais biškai duoti progą pabūti vieną. Aš suprantu, kad ypač kai vaikų